Sveiki visi, tęsiantys su manimi kelionę per Andrew Wommack knygos Neribok Dievą ir įsivaizduok save sėkmingų puslapius. Štai atkeliavome į trečią šios knygos skyrių, kuris vadinasi Rizikos baimė. Rizikos baimė, ar ne? Autorius sako taip, daugelis žmonių bijo nežinomybės, nes joje yra rizika. Mes bijome, kad gali būti kažkas tai nekomfortiško, diskomfortiško, ar ne mums toje nežinomybėje. Nemėgstame būti, kaip čia pasakius, nei spaudžiami, nei tempiami, ir nemėgstame būti komforto zonoje. Nelabai mums patinka, kai tenka imti riziką ir staiga reikės augti, reikės daryti neaiškius dalykus, nežinomus dalykus. Yra nežinomybės jausmas ir tai žinoma, tai skatina augimą. Anglai turi tokį žodį tempimą, ar ne, kaip tempimo pratimai, ar ne, kai mes darom tempimo pratimus, įsivaizduokit, dabar norėtumėm padaryti špagatą ir į tą špagatos pozą, kaip atsisėsti, dauguma iš mūsų net nebandys, nes sakys, aš nenoriu tokios rizikos, ar ne, aš nenoriu būti tempiama arba tempiamas taip stipriai, man tai per daug, per didelę riziką, aš net nebandysiu daryti špagato. Taigi, daug žmonių vengia rizikos dėl to, kad nenori to diskomforto, ar ne, kurį gali tą riziką sukelti. Taip, bet autorius sako, bet jeigu mes negyvename tokio ribinio gyvenimo ant ribos ribinio, tai mes užimame per daug gyvenimo, užimame per daug vietos, užimame per daug vietos. Jeigu mes negyvename ant ribos tai reiškia, kad mes visą laiką einame dar ir dar labiau į priekį, kažkur dar, kas mums nepažįstama, kas nežinoma, kas yra daugiau negu mums jau suprantami dalykai. Tai autorius tokiais išreiškia žodžiais, kad jeigu mes negyvename štai taip, ant ribos visą laiką, ant tos ribos daryti kažką dar daugiau, negu prieš tai darėme, negu kažkada iš viso supratome ir mokėjome, tai mes, vadinasi, užimame per daug vietos. Užimame per daug vietos, sako autorius. Ir dėl to tikrai garantuotai neišvengiamai mes apribosime Dievą. Mes užimame per daug vietos, turbūt autorius nori pasakyti, mūsų su Dievu santykėje. Mūsų yra per daug ir per mažai Dievo. Toliau autorius pasako taip, sako, yra jaudinantis toks jausmas, ar ne, gyventi nuolat rizikuojant, visada taip ant tos rizikos ribos, ar ne. Jis sako, mano žmona Džeimė matė savo mamą ir tėtį kiekvieną rytą keliantis, einant į darbą, grįžtant namo, žiūrint televiziją ir tada einant miegoti. Ir sekančią dieną jie darė viską lygiai tą patį, vėl ir vėl iš naujo. Ir taigi Džeimė, jo žmona, meldėsi, kad jos gyvenimas niekada nebūtų nuobodus. Na, sako autorius, jos malda buvo atsakyta. Sako, mūsų gyvenimas yra viskas, kas tik nori, bet tikrai nenuobodus. Tikrai nenuobodus. Taigi autorius mus kviečia taip, sako, nebūk patenkintas vien tokio išgyvenimo režimu. Jeigu tu savo gyvenime nedarai nieko daugiau, tik tai išgyveni ir turi galą su galu, tai žinok, kad vis dėlto šiame gyvenime yra kažkas daugiau. Šis gyvenimas yra numatytas kažkam daugiau.
tu privalai turėti tikslą. Privalai turėti tikslą. Turi turėti kažką, kas tave veža, kas tave užkuria, uždega, užveda. Turi tikėti Dievu dėl kažkokių didelių dalykų. Kai kurie iš jūsų gali galvoti, bet man juk sakė, kad jeigu aš darysiu kažką rizikingo, aš galiu mirti. Bet autorius sako, koks skirtumas yra mirti darant kažką tai rizikingo, ar mirti lėtai dėl to, kad esi toks varganas ir depresuotas. Koks skirtumas tarp šių dviejų gyvenimo ir mirčių? Taip, kai kurie sako, kad jeigu rizikuosiu, galiu mirti. Ir aš sakyčiau, kad taip, yra beprasmiškų rizikų. Yra rizikų be prasmingo tikslo, kurio aš taip pat nesuprantu ir nepateisinu. Bet aš lygiai taip pat suprantu, ką Andrew Womakas čia nori pasakyti, kad vis dėlto Viešpats, manau, kad sukūrė mūsų tikslu ir kiekvienas turime ieškoti to tikslo ir priimti tą riziką, tą tikslą įgyvendinti, nes kitaip taip pat liksime nepateisinamoj situacijai, kuri bus lėta mirtis iš liūdesio, depresijos ir beprasmybės. Tai taip pat nepateisinami gyvenimai. Tai taip pat gyvenimai, kurie kaip ir beprasmės mirtis dėl beprasmiškų rizikų, tarkim, ten šokant nuo kalnų su kažkokiais aparatais ar bereikalingos rizikos. Aš manau, kad mūsų gyvenimai turi didesnę vertę šiame pasaulyje ir Viešpats, taip, jis mus kviečia rizikuoti, eiti ant vandens, lipti iš savo saugios valties, būti tuo Petru, kuris patikėjo, kad galės eiti vandeniu ir rizikavo ir ėmė šitą riziką, nors galėjo mirti, buvo audra už valties ribų ir vanduo buvo neramus ir buvo didžiulis vėjas, bet jisai, nepaisant visko, lipo iš valties ir norėjo eiti vandeniu, rizikavo viskuo, dėl ko? Dėl Viešpaties, dėl Jėzaus Kristaus, dėl tikėjimo juo, jisai sako, aš irgi noriu eiti vandeniu. Ir Jėzus sako, eik, ir jis ėjo tol, kol nesuabejojo, ar ne? Tai aš suprantu riziką, kuri yra su Dievo tikslu, su dievišku tikslu, bet nesuprantu beprasmiškų rizikų. Lygiai taip pat, kaip jos beprasmiškos rizikos yra tikrai tolygios tam lėtam mirimui iš liūdesio, depresijos ir beprasmybės. Tačiau, mano manymu, yra prasmingos rizikos ir tos prasmingos rizikos yra tada, kai mes leidžiamės į rizikingą kelionę su Viešpačiu, su Viešpaties vedimu ir įsikabindami į jo ranką, pasitikėdami jo tikslu, jo keliu, jo planu ir eidami įgyvendinti jo planą, ne šiaip kažkokį tai mums šovusį į galvą rizikingą planą. Jo, taigi autorius sako, jums tai reikia pagauti vėją, žinot, kaip su laivo bure. Ir žengti žingsnį, žengti rizikingą žingsnį į pasitikėjimą Viešpačiu. Taip, mes instinktyviai bijome dalykų, kurių nežinome, nežinomybės bijome, nežinome, kas gali įvykti, kaip gali įvykti. Bet autorius sako, Šventas raštas, Biblija mums sako, taip, meilėje nėra baimės. Tobula meilė išveja baimę. Tobula meilė išveja baimę. Taigi, autorius sako, jeigu turi gyvą, dinamišką santykį su Dievu, tau nereikia bijoti nežinomybės. Aha, ir aš manau, raktiniai žodžiai vis dėlto šiame skyrelyje tai ir bus. Gyvas, dinamiškas santykis su Dievu. Santykis su Dievu. Be Dievo
nei mūsų tikslai bus prasmingi, nei mūsų rizikos turės prasmę ir tikslą, nei mes galėsime atsikratyti baimės. Tik tai, jeigu turi gyvą, dinamišką santykį su Dievu, tu gali nieko nebijoti, gali nebijoti nežinomybės, gali išgyventi tą jausmą, kad tobula meilė išveja baimę. Iš tikrųjų tai išgyventi, iš tikrųjų tai būti savo gyvenime liudininku. Tavo gyvenimas gali tapti liudijimu šios rašto eilutės. Dar pasižiūrėkime kartu keletą šios rašto vietos, 1 Jono laiško 4 skyriaus 18 eilutės vertimus. Meilėje nėra baimės, nes tobula meilė išveja baimę. Baimė yra kančia ir kas bijo, tas nėra tobulas meilėje. Kitas vertimas sako, nebėra meilėje baimės, bet tobula meilė išveja baimę. Baimė numato bausmę, taigi kas bijo, tas dar netobulai myli. Kas bijo, tas dar netobulai myli. Baimė numato bausmę. Vadinasi, jei bijome, jaučiamės, lyg esame pavojuje būti nubausti. Jei bijome, vadinasi, galvojame, kad nesame visiškai saugus Viešpatyje. Jei bijome, vadinasi, galvojame, kad dėl kažkokių priežasčių vis tiek mums dar gali kažkas tai blogo nutikti. O blogo, kas yra bloga? Bloga gali būti tik tai kažkas, kas yra ne iš Dievo. Tai galbūt galvojame, kad kažkur dar netitinkame Dievo standartų ir mums kažką bedarant, imant riziką, pavyzdžiui, mes nepataikysime į kažkokį Dievo numatytą standartą, padarysime kažką ne taip, suklysime ir nusipelnysime bausmės, kančios. Baimė yra kančia, sako, baimė numato bausmę. Vadinasi, bijome tos kančios, bijome galimos bausmės. Taigi, kas bijo, sako, tas dar netobulai myli. Vadinasi, jeigu bijome, nesame dar įėję į tą tobulą Dievo meilę. Susitaikymą, visišką susitaikymą su juo per atgailą ir suvokimą, kad esame nuplauti Kristaus krauju, priimti ir suvienyti su Jėzumi Kristumi. Per jo mirtį mirę kartu ir su jo prisikėlimu prisikėlę kartu kaip naujas kūrinys Jėzuje Kristuje, kuriam nebegalioja nei mirties bausmė, nebegalioja jam. Bijoti galime gal dėl kažkokių kūniškų dalykų, ar ne? Dėl savo reputacijos, dėl nesėkmės. Bet jeigu mūsų senasis aš jau numirė kartu su Kristumi, ko dar galėtume bijoti? Dabar gyvename tik dvasia, o dvasia yra tobuloje vienybėje su Kristumi. Jis mumise ir mes jame, kaip jis yra vienas su Tėvu, taip mes esame vienas su juo ir per jį su Tėvu. Ko tada dar galėtumėm bijoti? Jei suvokėme šitą tobulą Dievo meilės veiksmą įvykdytą mumise. Ir žinome, kad per atgailą gavome Kristaus priėmimą, tapome vienas su juo. Tai kogi galėtume dar bijoti? Taigi arba mūsų meilė dar nėra tobula Viešpačiui, nes bijome dėl savo žmogiškumo, kažkokių tai žmogiškų dalykų, ar ne? Aš, tarkim, darydama šios video priimu kažkokią riziką, ar ne, dėl savo reputacijos, kaip mane priims kiti, kritikuos, nekritikuos. Taip, aš imu riziką, bet aš
Bet viešpačiui meilė yra didesnė. Ir ši meilė išvyja baimę, rizikos baimę, baimę, ką apie mane pagalvo žmonės. Išvyja šią baimę, aš nebijau, nes meilė viešpačiui yra didesnė ir aš tikiu jo meilę man, kuri yra dar didesnė negu mano meilė jam. Jis pirmas pamilo, aš niekada nesugebėsiu jam atsakyti tokią pačią meilę, nes jis mirė už mane ant kryžiaus. Išliejo savo brangiausiai kraują. Ką aš bedaryčiau, aš niekada neatsilyginsiu jam už jo meilę, nes tai yra tiesiog neįmanoma. Ir netgi jeigu aš nieko nedaryčiau, jisai mane mylėtų lygiai taip pat labai stipriai. Ir man nebereikia nusipelnyti jo meilės. Aš žinau, kad esu mylima. Tiesiog, nes jis sukūrė mane ir mirė už mane, norėdamas mane išgelbėti iš amžinosios mirties, dėl to, kad taip mane myli, kad nori praleisti su manimi amžinybę, nori, kad aš gyvenčiau amžinybėje su juo. Mano tikslas yra panašėti į jį, kiekvieną dieną panašėti į jį. Tiksliau leisti vis labiau jam užimti vietą, kad aš jos užimčiau kuo mažiau savo gyvenime. Ir kad kuo daugiau vietos užimtų mano gelbėtojas, mano mylimasis išganytojas Jėzus Kristus. Taigi, toliau autorius sako, jeigu turi gyvą, dinamišką santykį su Dievu, šitie žodžiai yra esminiai, perkeičiantis ir pakeičiantis mūsų būseną. Gyvas, dinamiškas santykis su Dievu. Jeigu tokį turi, tau nebereikia bijoti nežinomybės. Ir tu jos nebebijosi. Jeigu tu įeini į šitą santykį su viešpačiu, tu nebebijosi, kaip Petras nebijojo lipti iš valties ir eiti vandeniu per lietų, audrą ir vėją. Jis nebebijojo, nes jis pažinojo savo viešpatį Jėzų Kristų ir jis žinojo, kad tarp jų yra meilės santykis. Jis jautėsi saugus. Lipti iš valties ir stotis ant vandens. Autorius sako, tu gal ir nežinai, kas laukia ateityje, bet pažįsti tą, kuris laiko ateitį savo rankose. Dievas niekada nedarys nieko, kas tau pakenktų. Reikia to būti užtikrintu. Jis nedarys nieko, kas tau pakenktų. Ir tave sužeistų. Jis darys visada dalykus, kurie tave palaimins. Palaimins malonėmis. Jis visada atsilygins už mūsų pasitikėjimą juo ir tą paklusnumą jo žodžiui. Toliau autorius sako, tau nereikėtų bijoti pradėti visko iš naujo. Gal jau buvo daug kartų, kada tu taip liaudiškai tariant susimovei, tau nepasisekė. Viskas baigėsi blogai ar kažkas negero įvyko tavo gyvenime, bet autorius mus ragina nebijoti pradėti iš naujo. Jis sako, kad kai kurie žmonės galvoja, kad jeigu aš eisiu į Biblijos studijas, į kažkokią organizaciją, kur yra studijuojama Biblija, apaštalų mokykla ar dar kažkoks tai, ar ne, kažkokios Biblijos studijavimo grupės ar mokyklos, tai gali būti, kad Dievas mane išsiųs į Afriką, pavyzdžiui, ir ne, gal yra tokia baimė. Jie bijo, kad Dievas gali paprašyti jų padaryti kažko, kas jiems atrodo baisu, ar ne? Kažką baisaus gali Dievas paprašyti jų padaryti. Bet autorius sako, jeigu Dievas ir pakvies juos į Afriką, tai prieš tai jis įdės jiems į širdį troškimą ten važiuoti. Pirmiausiai atsiras troškimas jų širdyse. Ir jie važiuos norėdami tai daryti, su meile. Galvodami, kad, vau, kaip aš norėčiau važiuoti į Afriką, tai būtų nuostabu. Ir tiesą sakant, mano gyvenime buvo etapas, kada aš iš tikrųjų apie tai labai rimtai galvojau, tai buvo po mano studijų, magistratūros studijų Švedijoje,
kurių metu aš tikrai labai rimtai svarsčiau po studijų važiuoti į misijas, važiuoti į misiją. Afrika, ne Afrika, nežinau, bet tikrai buvo tokia mintis. Ir man tikrai tai neatrodė, kad tai būtų kažkoks tai kaip bausmė, ar ne, kažkoks tai nuosprendis. Ne, man tai atrodė labai jaudinanti patirtis, kuri būtų man labai labai įdomi, labai naudinga, labai įspūdinga, labai praturtinanti. Aš taip mačiau tą savo troškimą. Taigi Dievas niekada mums neliepia daryti kažko, kas neatsilieptų mūsų širdyje su mūsų troškimais. Nors kartais gali liepti daryti dalykus, kurie mums atrodytų tuo momentu prieštarauja mūsų planui arba mūsų tikslui, mūsų kaip žmogaus. Bet iš tiesų, jeigu mes paklūstame Dievo paliepimui, galiausiai pamatome, kad tai buvo didesnio Dievo plano dalis, kuris iš tiesų yra mums labai 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 geras, nuostabus. Taigi nereikėtų bijoti to, kad Dievas gali paprašyti mūsų daryti. Ir aš tai sakau ir savo pačiai, nes man yra tekę išgirsti Dievo prašymą daryti kai kurios dalykus, kur man atrodė per sunku, per sudėtinga arba netitiko mano įsivaizduojamo matymo ir plano. Tačiau kai aš vis dėlto tai padariau, tai pasirodė, kad tai buvo nuostabi idėja ir po jas liepėsi labai gražus dalykai Viešpaties man numatyti. Taip, bet autorius čia labiau kalba apie tos žmonės, kurie tiesiog bijo bet ką daryti. Ir dėl to jie žlunga, nes jie visiškai nieko nedaro. Ir taip sako, jie žaidžia per saugiai, ar ne? Bando labai saugiai žaisti ir už tai iš viso nieko nedaro. Ir čia Viešpats, autorius mus kviečia pažiūrėti į 2 Karalių knygos 7 skyrių. Sako, tai labai geras pavyzdys. Ir čia autorius cituoja 2 Karalių knygos 7 skyriaus nuo 3 iki 9 eilutės. Paskaitysiu keletą šio rašto vietų vertimų. Pirmas sako taip. Už miesto vartų buvo 4 raupsuoti vyrai. Jie tarėsi, kamgi turime mirties laukdami čia sėdėti. Jeigu nutarsime eiti į miestą, turėsime ten mirti, nes mieste siaučia badas. O jeigu čia sėdėsime, irgi turėsime mirti. Tad imkime ir perbėkime į aramėjų stovyklą. Jeigu jie pasigailės mūsų, būsime gyvi, o jeigu užmuš, mirsime. Ten stant jie iškeliavo į aramėjų stovyklą. Atėję į aramėjų stovyklos pakraštį žiūri, nėra nė vieno žmogaus. Mat Viešpats buvo padaręs, kad aramėjų kariuomenė girdėtų kovos vežimų ir raitelių bildesį. Ūžėsi milžiniškos kariuomenės. Jie sakė vieni kitiems, štai Izraelio karalius pasisamdė Hetitų karalius ir Egipto karalius su mumis kovoti. Tad temstant jie skubiai leidosi į kojas, palikę palapines, arklius bei asilus, visą stovyklą, kaip buvo, ir bėgo gelbėdami savo gyvastį. Atėję į stovyklos pakraštį, anie raupsuotieji įėjo į vieną palapinę, valgė ir gėrė. Paskui išnešė iš jos sidabrą, auksą ir drabužius paslėpė. Vėl sugrįžę įėjo į kitą palapinę, išnešė iš jos daiktus ir paslėpė. Tada sakė vienas kitam, negerai elgiamės. Ši diena geros naujienos diena. Jeigu tylėsime ir lauksime ryto šviesos, užsitrauksime kaltę. Eikime ir praneškime karaliaus rūmams. Čia keletas tokių labai iš tikrųjų svarbių rašto vietų. Pavyzdžiui, viena, ši diena geros naujienos diena. Jeigu tylėsime ir lauksime ryto šviesos, užsitrauksime kaltę. Tai supraskime, kad mes žinome gerąją naujieną. Ir kiekviena diena, ši diena yra geros naujienos diena. Todėl jeigu tylėsime ir šiandien niekam nepaskelbsime gerosios naujienos, užsitrauksime kaltę. Na, čia tik kaip analogas sakau, žinoma, Viešpats gal taip nežiūri, bet man tai kalba į širdį, kad negalime slėpti gerosios naujienos. Negalime netgi laukti ryto šviesos ir tylėti.
nes užsitrauksime kaltę. Reikia šiandien ją pranešti kiekvienam sutiktam, kam tik galime. Taip, kitas vertimas sako taip. Gal jie nebus labai skirtingi, tačiau man patinka, jūs jau žinote ar ne, kad žiūrėti keletą vertimų ir kartais vienas žodis turi kažkokią kitokią reikšmę ir duoda kažkokį kitokį žvilgsnį į tą rašto vietą. Čia sako taip, 4 raupsuoti vyrai buvo prie miesto vartų, jie kalbėjosi, ar mes čia sėdėsime, kol mirsime? Jei eisime į miestą, ten siaučia badas ir mes mirsime ten, o jei čia sėdėsime, taip pat mirsime. Taigi eikime į sirų stovyklą. Jei jie paliks mus gyvus, matot, yra skirtumas, ar ne, ten sako aramėjų, čia sirų. Sirų, sako, ar ne? Taigi eikime į sirų stovyklą. Jei jie paliks mus gyvus, gyvensime, o jei jie mus nužudys, mirsime. Prieblandoje jie pakilo eiti į sirų stovyklą. Priėję prie stovyklos jie pamatė, kad ten nebuvo nė vieno žmogaus. Viešpats padarė, kad sirų kariuomenė girdėjo vežimų ir žirgų kanopų bildėsi, didelės kariuomenės garsus, sirai kalbėjosi, tikrai Izraelio karalius pasamdė prieš mus hetitų ir egiptiečių karalius. Jie skubėdami pakilo prieblandoje ir palikę palapines, žirgus, asilus ir viską, kas stovykloje buvo, bėgo, gelbėdami savo gyvybės. Raupsuoti atėjo į stovyklą, jie į vieną palapinę valgė, jie gėrė ir pasiėmė sidabro, aukso bei drabužių paslėpė. Po to jie sugrįžo, jie į kitą palapinę ir išnešė iš ten taip pat paslėpė. Tada jie sakė vienas kitam, negerai darome. Nes šita diena yra geros naujienos diena. Jei mes delsime ir lauksime iki aušros, ištiks mus nelaimė, tad dabar eikime ir praneškime karaliaus namiškiams. Na, truputį kitaip sako, ar ne, ištiks mus nelaimė, sako, jeigu delsime ir lauksime iki aušros, nes ši diena yra geros naujienos diena. Ir trečias vertimas sako taip. Už miesto vartų buvo 4 raupsuoti vyrai, jie tarėsi, kamgi turime mirties laukdami čia sėdėti. Jeigu nutarsime eiti į miestą, turėsime ten mirti, nes mieste siaučia badas. O jeigu čia sėdėsime, irgi turėsime mirti. Tad imkime ir perbėkime į aramėjų stovyklą. Aramėjų čia vėl. Jeigu jie pasigailės, mūsų būsime gyvi, o jeigu užmuš, mirsime. Nes ar taip būtume mirę, ar ne? Temstant, jie iškeliavo į aramėjų stovyklą. Atėję į aramėjų stovyklos pakraštį žiūri, nėra nė vieno žmogaus, mat viešpats buvo padaręs, kad aramėjų kariuomenė girdėtų kovos vežimų ir altelių bildėsi. Ūžėsi milžiniškos kariuomenės. Jie sakė vieni kitiems, štai Izraelio karalius pasisamdė Hetitų karalius ir Egipto karalius su mumis kovoti. Tad temstant, jie skubiai leidosi į kojas, palikę palapines, arklius bei asilus, visą stovyklą, kai buvo ir bėgo gelbėdami savo gyvybę. Atėjo stovyklos pakraštį, anie raupsuotieji įėjo į vieną palapinę, valgė ir gėrė, paskui išnešė iš jos sidabrą, auksą ir drabužius, paslėpė. Vėl sugrįžę, įėjo į kitą palapinę, išnešė iš jos daiktus ir paslėpė. Tada sakė vienas kitam, negerai elgiamės, ši diena geros naujienos diena. Jeigu tylėsime ir lauksime ryto šviesos, užsitrauksime kaltę. Eikime ir praneškime karaliaus rūmams. Taip. Palieku jūs apsvarstyti, ar ne tai, kaip elgėsi 4 raupsuotieji, kurie jau buvo, ar taip mirsime, ar ne, ir iš tos nevilties jie nusprendė kažką daryti. Bet kokiu atveju mirsime ir pažiūrėkite, kaip Dievas atsiliepė į jų ryžtą. Eiti pasiryžus mirti. Jie rizikavo mirtimi, ar ne, būti užmušti. Bet žinodami, kad mirs ar taip, ir mes visi mirsime ar taip. Taigi ar neverta galbūt imti kažkokios rizikos Dievo karalystės plėtrai, žmonių sielų gelbėjimui ir rizikuoti savo gyvybę anksčiau laiko, nes mirsime ar taip, bet galbūt ne taip visiškai beprasmiškai paskendę depresijoje ir neviltyje ir beprasmybėje. Iki kito susitikimo.